Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Jaunpilis. Pilį 1301 metais pastatė Livonijos ordino vokiečių atšakos magistras Gotfridas von Roge. Bokštas buvo pristatytas 15 amžiuje. 16 amžiaus pradžioje Jaunpilis tapo vieta, kurioje buvo apgyvendinti seni ligoti Livonijos ordino broliai, tarp kurių apie 545 metus buvo ir priešpaskutinis duobelės komturas Evertas von Šurinas. 548 metais jis įsakė pilyje pastatyti koplyčią. Žlugus Livonijos ordinui, pilis su plačiais dvarais 576 atiteko paskutiniam duobelės komturui vokiečių baronui Rekiai, o jo šeima pilį išlaikė iki 1920 metų. Jo anūkas Matijas Dietrich von der Reke pilį atstatė, o įtvirtinimai buvo paversti didikų rezidencija. Viena iš šeimos narių gyvenusių pilyje 18 amžiuje buvo poetė Eliza von der Reke. Pilis buvo smarkiai apgadinta per karą su švedais 625 metais. Pastatas buvo iš dalies rekonstruotas 18 amžiuje, pristatytas trečias aukštas, o senoji tvirtovė tapo dvaru su visais to meto patogumais. 905 revoliucijos metu pilį sudegino revoliucionieriai. Po metų buvo atstatyta pagal architekto Vilhelmo Bokslafo projektą. Pirmo pasaulinio karo metu pasibaigus Kuršo puolimui 915 metų rudenį Jaunpilio pilį aplankė Vokietijos imperatorius Vilhelmas II. Apie pilį yra visokių legendų. Po Salaspilio mūšio baronas von der Reke į Jaunpilį atgabeno apie 300 švedų karo belaisvių, kurie dirbo statydami gynybinius įtvirtinimus. Ir šiandien galite pamatyti vadinamąją Švedijos sieną, akmeninę sieną, kurią šie belaisviai pastatė aplink savo stovyklą. Pasak legendos, kai švedų nebereikėjo, baronas juos tiesiog sudegino gyvus, o savo veiksmus baronas buvo vadinamas velniu Rekle. Pilies apatinių aukštų storis viršė 2 metrus. Pasakojama, kad šiuose sienose taip pat buvo užmūryti žmonės. Matijas von der Reke 1605 metais Salaspilio mūšyje nugalėjo patį Švedijos karalių Karolį IX. Karaliui pavyko pabėgti, o Matijui liko brangus karaliaus kardas ir kepurė su labai brangia juostele. Abu šie daiktai buvo saugomi Jaunpilio pilyje iki Pirmo pasaulinio karo.